Sveiki. Ir kaip jums šitas viršelis? Ką jis jums sako? Kad tai, ko gero, naujas dirbtinio intelekto meno karalius rinkoje. Pats produktas Ideogram nėra naujas, o jie yra išleidę ir 0.1, 0.2 versijas. Tačiau, jeigu bandėt Midjourney, pirmieji bandymai, jie ir buvo bandymai toli gražu to, ką šis įrankis sugeba šiandien. Todėl dirbtinis intelektas tobulėja fantastišku greičiu, mes apie tai kalbam kiekvieną kartą ir aš kiekvieną kartą nesiliauju stebėtis progreso spartumu. Taigi šiandien noriu apžvelgti ir jums parodyti, pasidalinti su fantastiniu įrankiu Ideogram. Dalinuosi tol, kol laukiu savo prisijungimų Stable Diffusion 3. Dalinausi pono Obuolio Facebook paskyroj, kad gavau kvietimą, tačiau niekaip nesulaukiu prisijungimų. Todėl užbėgant įvykiam už akių, šiandien išbandysim Ideogram ir pažiūrėsim, kuo šis įrankis yra išskirtinis ir kaip jo pagalba galite užsidirbti pinigų. Pats Ideogram teigia, kad jie yra geresni už Midjourney, geresni už DALL-E 3, tai tą šiandien ir pasižiūrėsim. Čia matom aprašymą, vakar dienos naujiena, vasario 28-24 metų, šiandien filmuoju 29 vasario ir buvo išleistas modelis 1.0 ir kuom jis išsiskiria, kaip matot pavyzdėliuose, kad galim generuoti tekstą, ar ne? Ko netobulai nebereikės, kaip darydom anksčiau, kad susigeneruojam pirmiausia paveikslėlį, tada paliekam kažkokią tai vietą teksto įkėlimui, dabar viską galėsim daryti tiesiog iš karto su vienu įrankiu, kas yra, tiesiog nerealu. Taigi čia dar daugiau pavyzdžių. Šie pavyzdžiai daryti beta testuotojų, nėra atrinkti kaip kitose įrankiuose būna, visi paveikslėliai yra realūs. Ir užtenka pavyzdžių, šiandien pabandysim kažką sugeneruoti. Pats puslapis yra labai paprastas, labai patogus naudoti, į jį užėję, iš karto galim rašyti, ką norim, ar ne? Ir jeigu neturim pakankamai idėjų, yra toks pagalbininkas Magic Prompt, kurį galime įjungti, kuris padarys mūsų užklausą, išplės užklausą ir pridės detalumo, kad, paveikslėlis pavyktų kuo geriau, savai suprantama. Galim palikti nautą, kas reikš, jeigu Ideogram matys, kad, nepakankamai informacijos mūsų užklausai, ją pridės, jeigu matys, kad informacijos užtenka, paliks tokia, kokia yra. Taip pat galim pasirinkti ratio, taigi matom visokie dydžiai, kokie tai manomi, ar ne, nuo stačio paveikslėlio, nuo vertikalaus paveikslėlio iki horizontalaus ir daug dydžių tame tarpe. Ir galim išbandyti senesnius modelius, jeigu jums patinka eksperimentuoti 0.1 ir 0.2, kuriuos minėjau video pradžioje, bet šiandien bandysim naujausią 1.0. Ir čia, kadangi naudojasi nemokamų planų, tai naudosimės public, private pasirinkti negalim, nes tai skirta tik tai mokantiem klientam. Ir čia galėsim pasirinkti įvairius stilius, ar ne, kad prie ko paveikslėlis pristaikys. Jeigu jums trūksta idėjų, visada galite eiti į Explore arba į Top ir paspaudyti, tarkime, paveikslėlį ant šito viską butelio, pasižiūrėti, kas buvo rašyta. Galite tiesiog nusikopijuoti šitą tekstą ir įsikelti pas save, tarkim, pakeisdami raides ar kažkokius kitus elementus. Galite savo draugės ar žmonos vardą įrašyti, ar vyro ir sugeneruoti, tarkim, asmeninį kažkokį pasveikinimą. Taigi, Ideogram generuoja labai gerai tikroviškus vaizdus ir tekstą. Ir aš šiek tiek ruošdamas šiam video pasidariau tokius namų darbus, kurių dar nebandžiau ir pasibandysim šiandien kartu su jumis. Kaip matot, sukūrėm kartu su Gemini AI, Google dirbtinio intelekto pokalbių botų, tokį pakankamai sudėtingą promptą, sudėtingą užklausą ir šiandien pasižiūrėsim, kaip Ideogram su tuo susitvarkys. Kaip matote apačioj, ten slenka nuolatos paveikslėliai, nes po kažkiek generacijų nuolatos jie atsinaujina. Ir kaip matom, Ideogram yra fantastiškai greitas įrankis, mes ką tik rašėm ir jau turim rezultatus. Taigi mes norėjom senoviškai atrodančio, tačiau modernaus posterio su didžiuliu užrašu The Singularity. Pažiūrim, ar pavyko. Pasižiūrėkit patys.
Tai yra kažkokia fantastika. Ir čia ateina uždarbio galimybė. Dėkit tokius darbus į Fiverr, reklamuokite Upwork, siūlykit per Facebook platformą. Na, su Photoshopu tokį darbą darytumėt ko gero valandą, 2, o gal ir 3, ar ne? Pasiklausit iš kliento, ko jie nori. Tuos reikalavimus surašot, tarkim, į Gemini, padarot promptą ir per 5 minutės galite užsidirbti $10-15. Pažiūrim kitus variantus. Tai yra antras variantas irgi, The Singularity, viskas tvarkoja. One technology knows no bounds. Viskas būtent taip kaip. Kitokios skonio paveikslėlis, bet būtent to, ko mes prašym, ar ne? Na, čia matom dar skaitmeninį kodą. Šiek tiek čia problemų turim su rankom, tai gal nesirinktumėm šitą. Čia gal taškelių per daug, bet visumoje, na, fantastika. Ne? Pasirašym naują užklausą. Paspaudę Generate turėtume pamatyti neoninį ženklą, kuris šviečia raudonai. Ir ten prašyta Open 24/7, atidaryti 24 valandas per parą ir Lost in Dreams, pasiklydęs svajonėse, mintise. Na, aš jau matau, kad rezultatai geri. Pastebėkit, kokiu greičiu išpildo mūsų užklausas. Fantastiškai greitai ir, na va, Open 24/7, Lost in Dreams. Raudonas, kabo virš durų, matosi mistiška gatvė. Čia vat kitoks variantas. Čia dar vienas variantas ir dar vienas variantas. Kokius pastebėjau minusus su Ideogram AI, tai kad jisai, na, nerašo lietuviškai, turiu omeny, nerašo jokių papildomų ženklų, tai nosinės, E raidės ir Š, Č raidės, tokių neparašysit. Kol kas galim rašyti tik anglų kalba, tačiau lygiai taip pat kaip ir kiti įrankiai, kaip DALL-E 3, Stable Diffusion 3 dar nežinau kaip, bet ko gero irgi turės problemų su skirtingom raidėm, turiu omeny ne angliško alfabeto. Galiu pademonstruoti, dabar reikia tiesiog sugalvoti, ką pasirašyti. Na, kaip matot, kažką bando, liktai panašaus į tas raidės, bet, na, lietuviškų raidžių neturėsim. Lietuviškų, lenkiškų ir kitokių europietiškų. Pasimetė absoliučiai, ar ne, paprašysi rašyti raidės. Na, lietuvių kalbos tikrai mes neturėsim. Šį įrankį galit naudoti nemokamai, aš naudoju nemokamą versiją. Čia galim apsižiūrėti, taigi, 25 promptai, 25 užklausas galimos per parą. Iš ko gauna 100 paveikslėlių. Nes, na, su viena užklausa gauna 4 paveikslėlius. Galima pasižiūrėti mokamus planus. Tai jeigu mokėtumėt kas mėnesį, pigiausias mokamas planas yra $8, kas būtų apie 7 eurus. Dar pasibandysim vieną promptą. Taigi, tai bus viršelio apipavidalinimas, kuriame matysis pop art ir užrašas Future Beats. Ateivių laive miksuos muziką. Tai labai įdomus toks. Ko gero, čia reikėjo pasirinkti 1:1 įstrižainę. Vėlgi galima tokia užklausa, ar ne? Fiverr'e. Ir kaip matom, na, mūsų pirma klaida, tai ko gero reikės pergeneruoti. Tai 2 T raidės matom, ar ne? Nes mes tikrai parašėm Future Beats. Bet principas, na, išlieka, ko mes ir pačiam robotas ir miksuoja, ar ne? Kiti. Fantastika. Labai. Na, vėl pirštai. Pirštai yra siaubas kai kurių paveikslėlių generatorių. Čia fantastinis. Ir čia dar turim dar vieną. Na, gal nelabai vykusią. Taigi, šiandien buvo tiek. Parodžiau nuostabų įrankį, tikrai rekomenduoju visom 4 čiupti ir išbandyti. Nuorodą pasidalinsiu kaip visada video aprašymuose. Jeigu video jums patiko, žinoma, prenumeruokit, laikinkit, dalinkitės, galite užsukti mūsų Facebook kanalą, susipažinti, pasišnekėti, paskaityti naujienų, kuriomis dalinuosi bent kelis kartus per savaitę. Šiandien tiek. Ate, iki sekančio video.